atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Leifofo paveikslas atsidengia merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. We're all living in America, America ist wunderbar. We're all living in America, America, America. Dele. Rankoje! Ginklas! Aš jauna! MC Merkinė. MC Merkinė. Nes vien dėl to, kad parvarškalės laikyčia iš valstybės. Norit gerai praleisti laiką? Klausykit radio laidą MC Merkinė. Nejaugi nežinojai. Pavadinimas Merkinė kilo nuo žodžio nuoga krūtinė. Magdalietvieno pirštais drabužiais apsupta kūdikėlių būrių. Motina ir kūdikėlis sėdi ant vaivorykštės lyg apluksnuotos gyvatės. Akys persmelktos siaubo, kančia pražūna, odas rusys laiko padėklo, mojančių ant žvytinčius orybai. Ar kerutinas perdo panašus į motiną ir kūdikėlis patys jas lyg man plunksnuotos gyvatės. Kūdikėlis kūdikėlis stovi danguje ir kur dar stovėjo tėvas susikalbėda. Miegantis kūdikėlis gyvatės apsiraigiusios jo širdžių. Kalnas virš kryžiaus maitina savo kraujuokus. Virš mūsų galvų kūdikėliai išbrendė iš galvos kūdikėlis. Aukštis išmirsi juokia. Labadiena, gerbiami keleiviai, su jumis ir vėl sveikinasi kapitonas Gudmantas, radio laida MC Merkinė, Merkinės avialinijos tiesiai iš Alytaus, radio stotis FM 99. Šiandieną vėl susitinkame kartu Alytuje pas mūsų dvasinį krašto lyderį Liudą Ramanauską ir kartu su mumis, kaip visuomet, radio laidos vedėjas daktaras Žygimantas Buržinskas. Sveiki. Sveiki, mes šiandien su Algimantu prie šio ovalojo stalo ovaliame kabinete
apsirengę kostiumais, norėtumėm laidą pradėti su labai aiškia padėka Algimantui. O, ne Algimantui tai irgi, bet Liudui už buvimą čia. Vis dėlto kaip svečiai turime visada padėkoti Tikrai. mus priimančiam. Tai Liudas visada kalba tiesą, tai mums didelė garbė būti su tokiu žmogumi. tikrai nusipelnęs visam kraštui ir regionui žmogus, tai tikrai labai malonu prie šio stalo sėdėti, ne veltui tai yra ovalus stalas ir ovalusis studijos kabinetas. Taip, iš tikrųjų, FM99 vienas toksai svarbiausių kultūros sklaidos bastionų pietų Lietuvoje, tai kažkaip galvodami apie kultūros sklaidą, šiandien mūsų avialinijų pilotai vietoj kompiuterio atsinešė tutniką ir tapo paveikslą, ką būtent dabar ir darau. Tai džiaugiuosi, kad galėjau trumpam perkelti savo dailės studiją į ovalinį kabinetą. Ir šiame pasaulyje absoliučiai chaoso epochoje, kuri prasidėjo ne taip ir senai, šitame muzikinėme visame ritme ir minčių tame šokinėjime nugirdome ir nuogos krūtinės savoką. Kažkaip automatiškai ta nuoga krūtinė asocijuojasi su kažkokiais keistomis vizualikomis, bet iš tikrųjų turime pasaulinę turbūt problemą, tai narcisizmo tam tikras apraiškas, kurios visokiojopai persismelkia turbūt per skirtingas visuomenės. Aš tikrai nekalbu tik apie Lietuvą, turbūt kaip aiškiai suprantate ir nuo laidos pradžios. Ir tas marškinių plėšimasis, tas kartais mėginimas demonstruotis, rodyti, kaip tu tą myli savo tėvynę, savo valstybę, kartais iš tikrųjų išvirsta į klausimą, ar tai nėra tiesiog savo ego demonstravimas ir kalbėjimas apie tai. Ir tai būdinga įvairiems žmonėms, įvairiems socialiniams sluoksniams, bet kada mes susidarėme su tokia situacija, kai valstybės pradeda visą savo pasaulio tvarką pertvarkinėti per tam tikrų žmonių ego supratimus, tai tas nuogos krūtinės momentas, marškinių plėšimosi momentas, tai tikrai neturi jokių asociacijų su kažkokiais seksistiniais įvaizdžiais. Tai veikiau kartais politinis aktas nieko nesiskiria nuo tam tikrų, bet kokios lyties asmens demonstravimuose, pigaus demonstravimuose socialiniuose tinkluose. Tai tikrai turim tam tikrą susikloščiusią politinę situaciją, kuri mus turbūt įvairiai nuteikia, daugeliu atveju turbūt neramina ir tas minčių chaosas, tikėkime, nors kažkiek susistatys į vietas, tačiau signalai nėra geri ir belieka tik tai viltis ir tikėtis, kad judėsime į priekį, išsivaduodami iš tų visiškai narcisistinių minčių, kurios ateina iš kitų asmenų į mūsų galvas. Nerimas, daug nerimo, iš tikrųjų daug informacijos, sunku atsiplėšti nuo kompiuterio, nuo telefono, kas minutę aš ir pats pagaunu save, tikrinu tas naujienas ir vis atrodo kažkokio stebuklo tikėsi išgirsti, kad pabūsi tuo iš to sapno košmaro. Grįžti tai, kas buvo prieš 3 metus, bet dabar tu kažkokius koridorius sekioji, politikų kažkokius kabinetus žiūri, kas ką pasakė, kokį teiginį numetė ir akivaizdu, kad turim dabar situaciją, kai visi turbūt yra šiek tiek sukrėsti ir ta politinė visa europinė konjunktūra turi ką apmastyti ir permastyti. Ir kartais turim žvelgti ir tam tikras istorinės paralelės, kai Europa turi tiesiog susiimti ir vėl spręsti tam tikrus geopolitinius iššūkius iš esmės viena. Ir sąjungininko vakaruose ten už Atlanto, nežinau, ar mes dar te turime, bet patys net ir amerikiečių kai kurie politikai sako, ar mes patys dar turim kažkokių sąjungininkų. Taip, ir iš tikrųjų tas nerimas, tai jisai yra ne vien globaliniam lygmenį, bet ir vietiniam mūsų, ta prasme, Lietuvos Respublikos politikos masteliais, iki kokios priėjomės situacijos, kad, ta prasme, džiaugiesi išgirdęs, kad kažkas kažką apgavo. Aš aišku turiu omeny Remigijaus Žemaitaičio opusą su lėktuvu, bet tu iš principo, ta prasme, kaip tu
nu, nieko gero yra jausti kažkokią piktdžiugą. Čia yra blogai, jeigu mes iki to prisigyvenam. Bet turim tokį politiką, kurį trumpam iš eterio buvo patraukę nebent Trumpo ir Zelenskio konfliktas. Bet tada jisai sugrįžo su dar didesniu absurdu, su dar didesniu grotesku. Ir dar į dangsto kolegos, premjeras, sunku patikėti. Ta proga, nori, nenori, prisimeni vieną eilėraštį tokį plačiai nuskambėjusi: tėvynė, tu mano tėvynė. Kodėl ir prieš ką tu eini? Aritmijoje prieš porą metų grojo grupė, viena geriausių, ko gero, Lietuvoje roko grupių, Arklio Galia. Tai jie visai neseniai, prieš porą metų jau jie tą albumą išleido, Prieš mirtinis gyvenimas albumo pavadinimas, ir jie labai puikiai aktualizavo šitą Justino Marcinkevičiaus tekstą. Tėvynė, tu mano tėvynė, galime paklausyti. Tėvynė, tu mano tėvynė, su kuo ir prieš ką tu eini, kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai many. Iš dainos žodžių neišimsi, kaip žinia. Aš tai tuo tarpu toliau tapau Merkinės avialinijos, pilotas Saul Goodmantas, ką gali tapyti, ką belieka tapyti, kai pilotuoji lėktuvą, tai tik tai be abejo debesis. Ir iš viso to chaoso, Algimantai, kas per šį praėjusį mėnesį tavo gyvenime įvyko, kuo tu galėtum su mumis pasidalinti, arba kas tave net ir toje blogoje minčių skalėje nuteikė pozityviai? Yra ir gerų naujienų, iš tikrųjų, nereikia užsiciklinti vien ties blogomis mintimis ir totalios destrukcijos įvaizdžiais, ir galima pasidžiaugti tuo, jog valstybė ir toliau remia kultūros projektus, pavyzdžiui. Ir šiais metais Lietuvos kultūros taryba skyrė lėšų įgyvendinti tikrai ne vienam projektui, kuris vyks Merkinėje. Ir vienas iš jų yra be abejo menų festivalis Aritmija, sulaukęs didžiausio įvertinimo regioniniai programoje Alytaus apskrityje tolygios raidos sferoje. Ir šiais metais rugpjūčio 1, 2, 3 dienomis Merkinėje vėl galėsime visi susirinkti įstabiam meniniam patyrimui. Kaip visada, eklektiška programa, parodos, instaliacijos, koncertai. Tai programą mes atskleisime daugiau artėjant pačiam renginiui, po truputį vis per juos prisiliesdami, o kol kas tai naujienos tikrai puikios. Ir koncertai burmistrui, taip pat koncertai burmistrui irgi sugrįš į Merkinę, irgi su naujais atlikėjais ir klasikinės muzikos istorijomis, pasakojimais. Štai beveik jau galima ir pradėti švęsti koncertų burmistrui metų ciklą nuo pat kovo 8, kuri yra čia pat, ir Merkinės kultūros centre festivalio organizatorė Barbora Valiukevičiūtė pradeda klasikinės muzikos paskaitų ciklą. Ciklas nemokamas, tai kovo 8 nuo 11 valandos esate kviečiami į paskaitą, kur bus pasakojama apie baroko muziką, apie klasikinę muziką, klausomasi Mozarto, kitų klasikų ir aptariama klasikos puslapių įtaka ir šiandieniniai muzikai. Tai verta nepraleisti. Iš tikrųjų, programa tuo nesibaigia. Iš karto po to kovo 9 Merkinėje lankosi Du Vytautai. Du Vytautai.
profesorius Vytautas Landsbergis, planuojama, jog apsilankys Merkinėje ir Merkinėje bus pristatytas filmas Debesies laivu apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, o kas geriau įkūnija Konstantino Čiurlionio asmenybę negu profesorius Vytautas Landsbergis. Tai filmas režisuotas jo sūnaus ir tikrai išskirtinė unikali galimybė. Dabar iš ankstinės vyksta filmo peržiūros, vyko didžiuosiuose tik tai miestuose Kaune, Vilniuje ir dabar Merkinėje, taip pat vienoje iš kultūros tvirtovių Lietuvoje. Tai 12 val. Kovo 9 dieną susitikime Merkinėje pasisupuoti Debesies laivu. Renginys nemokamas. Aš dar turėčiau turbūt pasidžiaugti, kad muziejus irgi su kultūros tarybos projektais. Kartais iš tikrųjų dažnai nuskamba, kad kultūros taryba kažkur ten viešoje erdvėje kažko neskyrė, kažkam neskyrė, tai mes galim pasidžiaugti, kad mums skyrė. Tai irgi muziejus irgi pas mus virtualėja toliau. Vienas iš tokių projektų ateinančių, tai persikelti virtualią realybę ir pamatyti prieškario Merkinę. Tas irgi toks įdomus sprendimas. Tiesiog turėsit galimybę pasivaikščioti, pamatyti tą prieškario gyvenimą, kaip tas miestelis atrodė, užsidėję tiesiog virtualios realybės akinius. Tai čia yra irgi tokio ilgamžio darbo produktas, kadangi vien tą miestelio centrą rekonstruoti, kaip jisai atrodė prieš Antrąjį pasaulinį karą, tikrai buvo iššūkis, nes, kaip žinia, iš 24 pastatų, kurie buvo prie aikštės, yra likę tik 2. Tai pats dirbau, kiekvieną smulkmeną tiesiog teko daryti ir dabar tą visą dar perkelsim į virtualios realybės tam tikrus bruožus. Kitas dar projektas, kuris pas mus juda, tai plečiam Adolfo Ramanausko Vanago kovų kelio, tą visą žygio gidą maršrutą. Tai tarp kitko reikia paminėti, kad šiandien Adolfo Ramanausko Vanago gimtadienis. Tai irgi šis tas pozityvaus prisiminti šias asmenybės, tai irgi toks svarbus tikrai mano galva projektas, nes pasiteisino pirminis, jau faktiškai visos dienos programa, pagal kurią tu gali praeiti ir susipažinti su laisvės kovomis, ir dabar tiesiog tęsiamas tas maršrutas, nes tų vietų tose Dzūkijos miškuose yra daugybė ir jos iki šiol nelabai aktualizuotas. Tai skaitmeniniu formatu dabar kuriamas ir Mindaugas Černiauskas dirba daugiausia prie to, tai va būtent toks tekstinės dalies, bet tai virs ir tam tikrą leidinį ir į maršrutą. Kitas dalykas dargi yra iš tų visų projektų irgi visos spynės, tai ir Merkinės istorinio maršruto kūrimas ir žemėlapio vystimas, tai irgi judame tą linkme, kad atsirastų jau, tikimės galbūt net ir sezono jau pradžioje, matysim, kaip tos visos detalės susidėlios, kad atsirastų tiesiog turistinis, aišku, žemėlapis su Merkinės pažinimo maršrutu ir plus jį turėtų lydėti audio gidas. Tai netgi mąstom apie tai, kad jisai būtų ir lenkų kalba, ir toks būtų plačiau prieinamas ir šalia mūsų kaimynų auditorijai, nes čia niekaip nepabėgsi nuo Vazos namo temos ir tos Merkinės vystymo. Tarp kitko apie Vazos namą, tai faktiškai čia prieš porą savaičių apžiūrėjom, pervažiavom tas muziejinės naujienas, naujoves, lankėmės Pilninko name, istorijų namuose, tada apsilankėm ir Sapiegų rūmuose. Iš tikrųjų, tai labai svarbus dalykas, tas patirtis pamatyti, kas yra pozityvaus ir negatyvaus, tiesiog atvirai pasikalbant su muziejininkais, kokie sprendimai pasiteisinę, kurie nelabai. Ir supranti dažniausiai, kad yra labai svarbus autentiškumo efektas ir to žmogaus, kuris ten būna ir perteikia tą žinutę. Tai Sapiegų rūmai iš karto daro įspūdį vien dėl to, kad ten dirbantis restauratoriai tiesiog gyvena su tais rūmais ir iš jų išgirsti tas žinias. Ir tada taip automatiškai ir pats supranti, kad ir Merkiniai tai, ką mes darom, matyt, suteikia tam tikro žavesio, ne kažkokios atidirbtos formos, nei garsinti kažkokie aktoriai, ne kažkoks sukurtas fiktyvus to miestelio vaizdas, o ten esantis žmonės ir dirbantis. Tai dėl to kažkaip ir yra tokia mintis, kuriant tą ekspoziciją, vis tiek tu turi padaryti kažkaip, kad būtų kitoniškai. Ir čia nėra tik tai taip, kad užtenka pasamdyti kažkokią įmonę,
kuri padarytų kažkokią konceptualią idėją ir pagal tą kažkokį sprendinį tiesiog vadovaujantis kurti. Tai akivaizdu, kad nėra viskas taip paprasta ir tas Vazos namo projektas, jisai tik tai toliau rutuliojasi daugybę minčių ir jo įveiklinimas tikrai dar nėra taip apspręstas, kad bus tik taip ir ne kitaip. Tai dabar, sakau, esam toj stadijoje, kada jau kažkada artimiausių metų bus rangovas. Iš esmės viešųjų pirkimų, aišku, būdu įgytas ir tada jau tikrai šoksime tos įveiklinimo visus darbus. Turiu minčių ir padaryti tokių ir skaitmeninių paskaitų apie patį Vazą, Vladislavą Vazą ir tų Merkinės istorinių vietovių, gal tokį labiau įgarsinimą, nes kartais neužtenka tiesiog irgi atvirai kalbėti su žmogum, bet būtent pačiam įgarsinti ir pačiam įvardinti savo mintis, nepateikiant kažkokiais tekstiniais ar aktoriniais kažkokiais kitų žmonių gebėjimais, tai ką aš pats žinau, tiesiog kalbėti tai, kaip tu tą Merkinę ir matai. Kaip matome, planų tikrai yra daug ir rankų visgi nėra, kada sėdėti sudėjus ir tiesiog tęsti darbus, svarbiausia atsikelti ryte ir daryti tai, ką darai geriausiai, dirbti savo darbą, kuriam esi pašauktas į šitą pasaulį. Ir iš tikrųjų užsidepresuoti ir panikuoti nėra verta. Nors mūsų radio laida prasidėjo gan minoriškomis natomis, turime paruošę ir pozityvių kūrinių. Vienas iš jų yra apie paranoją, kurios iš tikrųjų šiomis dienomis pasaulyje ir galbūt ir pavieniuose asmenyse nestinga, netrūksta. Tai yra maždaug prieš 20 metų amerikiečių hip-hopo atlikėjo Afroman sukurtas kūrinys pavadinimu Tai tik mano paranoja, kuriame girdime istoriją apie tai, kiek daug yra kvailiausių būdų pakliūti į kalėjimą, kaip tu gali sėsti į kalėjimą kažkokiais visiškais absurdiškais būdais ir daina yra dainuojama iš perspektyvos žmogaus, kuris prisirūkė kanapių ir jisai sėdi savo bate ir jam vaidenasi, jam atrodo, kad prie jo namo durų stovi CŽV agentas, nors ten galbūt tik tai paštininkas atėjęs. Ir kaip jisai bando nusiraminti, jisai dainuoja apie tai, kad tai buvo jo paranoja, bėganti kartu su juo. You know, I done been to jail for a lot of stupid shit. And when you go to jail for a lot of stupid shit, you try not to go back. And I take precaution, However, sometimes you can take too much precaution to the point where it gets ridiculous. Oh, man. Each day at my dope spot, I watch him as he passes by. Hey, Black, who that, man? Who that? Come on. I say to myself, he looks like the FBI. Yeah. A white man like him. White man like him. What is he doing over here? You know what I'm saying? I don't know. I wonder, what does he want? Then he asks me, you got a light? You want to help me smoke this blunt? Hell yeah. It was just my paranoia. Hey, hey, hey. Running away with me, yeah. It was just my paranoia. Running away. Oh yeah, yeah, come on, yeah. Down on my luck, couldn't find no job. I'd rather sell dope than rob. Why squab? I know I can't do it forever, so I'ma do it quick and clever. However, drinking malt liquor, smoking endo. Two cops ran by my window. It's a raid, or that's what I assume. I flushed 2 ounces in the bathroom. I ran out the back before they could find me. Come to find out, they raided the house behind me. Yeah, man, they ran through my backyard, hopped over the fence. Anyway, it was just my paranoia. Hey, hey, come on. Running away with me, yeah. It was just my paranoia. Running away. Oh yeah, for real, boy. Come on, man. I'm telling you, man, your paranoia can get to you, man. I remember, man, I used to trip on everything, you know what I'm saying? I be chilling with them. We be going off, man. Hey, you know what I hate, though? What's that, man? I
I hate them late model cars, doggone it. Look like ice with all those antennas on it. Paranoid, I used to sell Yale, man. Tripping on the telephone and the mailman. Treat customers like compulsive liars. Raise they shirt and check for wires. I got a little money, but I need a little more. Damn, somebody's knocking at my front door. Some guy in a shirt and tie. Is it homicide or FBI? Does he have a warrant for Joseph Foreman? Oh, you're a Mormon. Just my paranoia. Come on in, man. Running away with me, yeah. What was it, it was just my paranoia. Running away. Oh, yeah. Hey, man, you know what my paranoia really get me at, man? What's that? When I'm walking through the mall or shopping, man. Yeah. Everybody be looking like undercovers because they be staring. And you know, I don't be knowing, you know what I'm saying? I hate selling dope, I think about stopping. Undercover cops follow me while I'm shopping. Tracking me with a hidden camera. Plotting to throw me back in the slammer. They think I don't see them, but yes I do. They some haters, acting like they picking tomatoes. I'm ready for a quick decision. Keep them in my peripheral vision. I see them in the airport, plain and clear. Street clothes with that little wire in their ear. They rush me, shake my hand. I'm your biggest fan. Sign this for me, Afro Man. Just my paranoia. Hey, hey, hey. Running away with me. It was just my paranoia. Running away. Yeah, come on. You know what I'm saying? It was just my paranoia. Running away with me, yeah. It was just my paranoia. Running away. You know, I wrote a hit song because I got high. Signed with Universal, now my bank account's dry. Universal Records, yeah, man. Took my money like Enron. Broke and alone, things got hard. However, it brought me close to God. I changed my life and became a Christian singer, rapper, and musician. I've been high, I've been low, I've been rich, I've been poor, I've been right, I've been wrong. Since I've been with God, my paranoia's gone. No more paranoia. Hey, hey, yeah. Running away with me, yeah. I have no more paranoia. Daugiau jokios paranojos, dainuoja Afro Man. Išeikime iš minčių kalėjimo. Išeikime iš minčių kalėjimo. Tiesa, visgi beskambant kūrinį apie paranoją, turiu priminti mūsų beklausantiem merkiniškiam, kad kovo 27 dieną Merkinės kultūros centre vyks civilinės saugos mokymai. Tai seniūnija organizuoja, kviečiame dalyvauti ir bus kalbama apie tai, ką daryti atėjus dienai X. O neišvengiamas tos mintys apie ateitį ir MC Merkinėje studijoje besidarbuojant Merkinėje išsivystė dar vienas muzikinis koliažas, irgi apie žvilgsnį į ateitį ir nori nenori apmastai daugybės institucijų kažkokią tai egzistenciją laiko perspektyvoje ir norime pasidalinti kūriniu pavadinimu Mišios iš ateities. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Mieli klausytojai, kalbuosi su jumis tiesiai iš
ateityje. Aš skridau ir aš toli nuskridau. Ir kviečiu paklausyti, kaip skamba mišios ateityje. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu paminta tarp moterų ir pamintas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melskis už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Kūdikėlė drugelių, kūdikėlis laiko obuolį, penis nukreiptas į upę. Ar jis pradės myžti? Kūdikėliai apdarais lapų ir žuvų ir pelikanių. Geležinių pirštinių ir degančio laivo. Kūdikėliai apdarais ir žuvų ir pelikanų ir geležinių pirštinių ir degančio laivo ir jūros kiaulių ir metalinių durų rėmų ir vienišo būsto. Karo metais mirties raukšlėtais speniais neša kūdikėlį. Paukščių ant plikų griaudžių ir diskų. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos tęsia savo skrydį, skrendame per atvirą stratosferą. Kapitonas Saul Gudmantas, daktaras Žygimantas Buržinskas, mūsų laida po truputį eina į pabaigą. Ir kokie dar ateities planai per ateinantį mėnesį be šitų anonsavimo dalykų, tai manau per ateinančias laidas dar paliesim tokius klausimus, kurie irgi yra ypatingai aktualūs. Šiuo metu rengiu straipsnį apie būtent miestelėniškosios tos architektūrinės idėjos per keletą nepriklausomybės dešimtmečių raidą. Ir yra tikrai labai įdomių punktų, kurie akivaizdžiai rodo, kad mes nepadarę esam tinkamo įdirbio, kartais net 91 metais suformuluoti teiginiai, net ir kuriant saugomas teritorijas, iš principo nėra įgyvendinti jau per šitiek metų. Tai tų temų tikrai yra labai daug, tai čia tokį panonsavimą turbūt kaip tik per ateinantį mėnesį planuoju pasiruoštą straipsnį, tai ateinančią laidą galėsim tikrai padiskutuoti apie tam tikrus punktus. Ir kitas dalykas, dar ką turbūt vertėtų paminėti, tai sezono pradžia laukianti jau mūsų. Tai vis dėlto Merkinė jau nusiteikus turbūt startuoti ir galiu pasakyti, jau šiemet muziejai nebuvo didelis rautai žmonių, bet jau matau pagal judėjimą, kad buvo daugiau net lankytojų nei pernai iki šios datos, tai tikėkime nekils kažkokių baisių sukrėtimų ir kitų. Laukia Merkinės ir infrastruktūros didieji projektai, ne tik Vazos namas ir aikštės pertvarka, tvarkymas, tai daug labai dalykų ir kažkaip, manau, tų įvairių temų dar tikrai bus labai daug. Taigi, planų yra, mano paveikslį irgi debesis po truputį ryškėja,
kaip aš juos matau, galbūt ilgainiui reikės papildyti figūromis, nori, nenori, pradedi galvoti. Čia prieš kamerą parodyk savo Jo, tapybas. aš dar atsuksiu, dar šiek tiek patobulinsiu, dar figūrų, kaip Siksto koplyčioje danguje dar nespėsiu šiandien Aš nutapyti. Algimant irgi susidėjęs ir tapęs, ten man kažkas gavosi, atsimenu. Degančios bažnyčios. Kažkokios degančios bažnyčios. Amžinai liepsnojanti gotika. Pas mane pasireiškia šitas jo gotikos akcentai. Šiaip įdomus tas momentas, pavyzdžiui, Siksto koplyčia, kur atrodo žvilgiai į dangų, nutapyti debesis, bet ant jų supasi žmonės, kuriuos tu vis tiek matai iš apačios. Ir vėl tu esi tas vabalėlis apačioje, mažiukas, ir kitą kartą, ką tu gali prieš didelį pasaulio vėją. Kurti muziką, tapyti, rūpintis šeima, draugais ir taip toliau. Nu, belieka dabar turėti ir planą, pakalbėti su šeimomis, su tarpusavį, turėti tam tikrus sprendimus, iš vienos pusės nesėdėti tame minčių kalėjime, bet kaip tik kalbėtis, ieškoti sprendimų, kas galėtų nutikti dieną X, nepaisant to, kad galbūt ta diena ir nenutiks, bet kalbėti reikia, spręsti tam tikrus sprendimus nuo kiekvieno mūsų šeimų net nario iki bendruomenių, tai kažkaip vis dėlto iš kitos pusės turint planą ateina ir tam tikra ramybė. Ir aš turbūt laidos pabaigoje galėčiau ir palinkėti tokiai netgi sakraliniai mintį, palinkėti vienas kitam ramybės ir turėti tą planą. Tom gražiom mintim apie sakralinę muziką, sakralinę kažkokią tai atmosferą galim paklausyti mūsų paruošto įrašo. Vėlgi nekartą laidoje skambėjęs kolektyvas Pasaulis, muzika iš už Liškiavos, iš už puikios Liškiavos bažnyčios, toliau Nemunu pakeliavus nuo Merkinės. Muzika, nuostabi muzika.
nuskambėjus šioms dvasingoms natoms, manau, jau galiu atsukti savo etiudą į kameras. Jis dar nebaigtas be abejo, bet jau matosi tam tikra perspektyva į Renesanso saulutę. Pratęsiu galbūt kitoje laidoje arba atsivešiu jau baigtą, matysime, kaip pasiseks. Taigi dėkojame, mili keleiviai, mili klausytojai, už dėmesį ir pabaigai Arklio gale ir jų kūrinys Vokietija. Ir dar... Su palinkėjimu tapti Vokietijai vėl europinę gale, turbūt. Taip, Arklio gale, Darklio dale, Varklio valia, Žarklio tapti. Arklio Merkinės galių avialinijos. Pas galėjo kažką pasakyti.